Laisvės visiems, laisvės visiems, laisvės visada. Tai nepigi prekė, kartais ją reikia ginti. Tai daug dieve, kad nereiktų jas ginti šituose kraštuose. Tai ką, zervynos. Yra dvi versijos pavadinimo kilmės. Arba nuo jotvingiškos kilmės dzervėti, ta prasme srūti, sruventi, arba nuo Dievas žino kokios kilmės, bet labai panašiai skambančio žodžio gervė. Dzervė ne latviškai, dzervė yra gervė latviškai, o dzervenė yra pavyzdžiui spangolė. Tai vat gal kartais iš to. Taip, viena iš perkių. Jeigu norėtų gervės, būtų nepasakyti. Geležinkelio tiltas per Ūlos upę ties Zervynomis. 1862 metais Zervynas pasiekė, tarpinę žinią stotelę pasiekė geležinkelio Sankt Peterburgas Varšuva vėžė. Tai vat ir galimai net tasai tiltas, kuris dabar nenaudojamas, jos antvara, galimai yra tų laikų statybos paremontuota, o gal kartais ir naujesnė, bet būtent statydavo tos, reiškiasi, kaip ir dabar beje, kniedėtus tiltus, dažniausiai reiškiasi geležinkeliui, kur veikia didelės apkrovos, tiltai kniedėjami, jeigu pažiūrėsime va, čia pasidarysime į dabar veikiantį, jisai irgi yra kniedėtas, matyti, nevirintinis. Tai va toksai. Aišku, ramtas gaila, bet turbūt anksčiau buvo akmeninė, bet matyt tą saugant akmens, tašytų akmenų mūrą, jis buvo elementoriškai pakavotas po betono. Einam mes link Mančiagirės, palei Ūlos skardžius dabar. Kopos visur, o Ūla tiesiog pralaužė jų dalį ir kaskart kiekvieną pavasarį ardo tuos šlaitus, taip tas atodangas vis pastumdama šiek tiek, tai vat, žodžiu, kaip atsirado tasai gamtos paminklas ir todėl jis, kadangi nemažą plotą tų žemyninių kopų plytintį link dabartinės Mančiagirės Ūla perkirto, tai dėl to tas ištisinė tokia virtinė ir net toliau už Mančiagirės link Ūlos akies, visiems žinomos, kurio šiandien nelankysime, reiškiasi ten irgi toliau tęsiasi tasai Mančiagirės skardžiai. Tada galiu pasakyti, kad
Berniukų pusė. Taip, bet čia slėpimai tokie gražūs. O tu čia bijai biški pakristi iki vandenio. Jo, biški. Jūla vingiuoja. Skardžius formuoja. To vaizdo niekaip. Aha. Dar vietom ledas. Primindžiotas sniegas, dabar ledas dar likęs. Reikia atsargiai eit. Vietom dar sniego nemažai, kur saulės nėra. Labai gražu. O ko? Kaip gražu. Užbukinau. Pristačiau klubą, viską sakė sekantį kartą atvarys. Dirb. Mančiagirės skardžiai. Mančiagirės skardžiai. Nes tas ir buvo, ar marsiečių, ar meilės. Ir to svarbiausia. O graži vieta pagundų yra. Marsiečiam taipogi. Jo. Nu, kaip pavadintai. Koks gražus vingis. Angelau. Kiek čia daug sniego. Labai gražiai aikštelė poilsiui. Šalia Ūla teka. Nu ką, eisime. Tuoj pradės lūžta tiltušas. Oi, dar iš čia kol sulūž, tai. Ne, nieks nieko nesakė. Oi, ar aš tau trukdau? Labai atsiprašau, aš kažkur į šoną noriu praeiti. Kažkur į šoną noriu praeiti. Nu, kol kas ne. Procentai 5 tai jau gal. Čia buvo taip išsiplėsti. Ne, čia ežeras. Leidžiamės prie Ūlos. Oho, kaip išplatėjus čia. Ten tiltas matosi šiek tiek pro medžių šakas. Vau, taip iš arti. Pirmą kartą būsiu prie šito tilto. Geležinkelio tiltas per Ūlos
Upė. O. Laukiame traukinio iš Zervynų, važiuosim į Marcinkones. Traukinukas turėtų važiuoti. Aha. Tai čia, tai Šefas tai čia pajuokavo, galėjom ten tiesiai praeiti. Nu pamatysim, kiek raišinė, ne? Tai bet jie vadam papanešys, o jeigu nepamatysi, tai Dabar vėl pasikėpai. Aš į Vilnių dar grįšiu, kaip bus pusantros. Arboristų bitininkų. Kur yra Dražių kelias. Šalia Marcinkonių. Jo, Marcinkonys, tai aš pjaušiu pušis ir ruošiau draves. Tai specialistas turi. Aš galvoju, tu sakysi, pas tave jau drevėjai gyvena, Jeigu tu būtum pasakęs, kad asmeniškai, pavyzdžiui, genio metodus kaptavai dreves, tai būtum pagirtas. O kai žinom, kad tu turi benzopjūklus ir visą kitą, tai žinai, ne taip gerai skamba. O jei sakytum tradiciniais metodais. Tradiciniais metodais, tu matėm gali ir dar Dravė. Čia žinok, yra juvelyrinis darbas. Dravė. Dzūkiškai. Čia gal koks pažintinis ir takas buvęs. Žiūriu, suoliukas. Ten kita pusė kažkas nužingsniavo, mačiau. Nebent tik mūsų, kad pažiūrėt, kad šit ir Velniava. gali palikti. Čia, žinok, dar. Jo. Koks čia paukštis? Oi, kaip gražiai. Viktoras Kabas, vadinasi, paukštis. Raudonosios. Nu, va iš karto. Smėlukas ir kalnukas. Ar mes ten tik neišeisim ant kelio? Nežinau. O trečias naktinis bus. Trečias bus naktinis, tai va būtent. Fantastinis vaizdas.
Eglėmis gal net nuo švedų karų, ta prasme 18 amžiaus galėtų būti. Bet reiškiasi labiau panašu, kad tai vis dėlto yra nuo 1863 metų sukilimo, kuomet ar buvo išvaryti iš Marcinkonių bažnyčios ir viso kaimo žmonės pasitraukė kažkodėl reiškiasi, gal siaučiant kokiem kazokams. Ir šičia buvo padarytas palapinė iš eglišakių neva ir tenai buvo švenčiausias kažkokio medžio padaryta niša ir žodžiu buvo laikomos mišios. Iš tiesų, reiškiasi, vieta žymi, ta šventos eglė žymi ribą tarp dviejų kaimų, Marcinkonių pusė ir šitas kryžius vadinasi Marcinkonių kryžius. Toliau dar praeisime kitame kvartale, rasime Zervynų kryžių, tai ten kito kaimo riba, tai tuo keliu matyti yra tasai atribojimas. Jau 1866 metų žemėlapyje rusiškam ta vieta pažymėta kaip Uročiščia Šventa Aglė. Tai žodžiu Šventaglė. Žydint gailiam įviliodavo laumės vaikus į darželius. Šito ružavas apsižėtas? Ne, baltas. Ai, ružavas žalčialunkio, baltas gailis. Įdomu, kiek kilometrų mums liko padaryti, galite gal prisiskrinti. Buvo minima raštuose, buvo tas šulinėlis, reiškiasi, kuris skirtas nuo per mišką bemojuojantiem žygeiviam arba kitiem miško darbuotojam ir laukų darbuotojam. Bet čia prie pelkės, o kokia bėda, nuo pelkės vandenio dar nei vienas nenumirė. Žiūrėk į mane. O ką tu gėrei? O tu tai negėrei. Kuris čia buvo naktinis, kai mes Kalniškiai, kai sėmėm visi iš pelkės ir biškį pasišildėm ir visai gerai. Ne, nepagirtų. Gal kalcio trūksta? Taip. Draveta pušis. Bitelės veisiasi. Drevėse. Zervynos jau. Bet čia vienam kieme, žiūrėk, Nu taip. vienas namas, kitas, trečias. Čia Taip, tas ir bendras, iš galo dar. bendras kiemas, bet tų gyventojų čia nemažai. Čia 4. Ir ūkiniai pastatai va čia už keliuko. Nu, einam jau visi nueilėki. Kryžius. Va koks grožis vaikščioja. Nepiktas, geras šuniukas. Senovės gyvenvietė.
Ūla čia jau. Tiltas per Ūlą. Čia tai sala. Kokia faina. Va čia Ūla. Zervynų ąžuolas. Keturiese? Bet jau įtempta pirkti. Jo, aš atsimenu tą multiką, 38 papūgos. arba 4 žygeiviai. Jo. Vaiduokliukas. Nu va, ir baigėsi žygio antras etapas. Mes nusprendėme namo važiuoti. Būsim nužingsniavę kažkur apie 22 kilometrus. Viskas jau vakarėja. Patys kiečiausi va čia. Eina trečiam ratukui.